tą merginą, kuri labai išraiškingai šoka akimis. Kaip tau tai pavyksta? Nežinau, tiesiog stengiuosi. Ne, turbūt. O kur dažniausiai tu vyksti su troleibusu? Namo, į mokyklą, į šokis. Iš šokių ir iš šokius. Turbūt ir priverčiate vairuotojus ir apskritai visus keleivius troleibuse pašokti. Nu, kol kas dar ne. Kas dar ne, man atrodo, čia tik laiko klausimas. Ką pasakys komisija? Merginos šaunuolės, tikrai labai įdomus šokis, labai ambicinga muzika. Deja, ritmas šiek tiek šlubuojantis, ypatingai sunku, žinau, įsivaizduoju, kaip jums šokti. Dainuot būtų labai sunku šitokiam ritmui, visą laiką judančią į priekį atgal ir jūs puikiausiai šokate, puikiai choreografija, labai gražiai suakcentuoti kai kurie, reiškia, iliustruota muzika, labai įdomiais akcentais. Aš tik tai, man pritūko šitai dainai, šiandien šokiu finalą, kažkokio tai baigiamojo akordo, kad kulminacijos, nes jis toks ėjo, nervavotės, ten laukdamas tas troleibusą. Bet jis taip ir neatvažiavo šitoj kūrinį, bet šiaip viskas labai įdomu ir labai ambicinga muzika šaunuolės. Man labai patiko, kad jūs visos laukėt kažko, tai nežinau. Man atrodo, kad jūsų veidai degė, akis degė, kad visos buvo muzikoje. Ir man atrodo, kad jūs sulaukėt ne tik troleibusą, bet ir lėktuvo, kuris jūs nugalės į pusfinalį. Na ką, mergaitės šaunuolės, labai gerai pasirodėt iš tikrųjų. Pažįstu ir jūsų vadovę, bet tai neturės jokios įtakos labai. Tikrai norėčiau pagirti jūsų vadovę už puikią choreografiją ir už labai gerą muzikinį pasirinkimą. Ypač, kuomet šiomis dienomis daug kas mėgsta imti kažkokius tai linksmus, vaikiškus gabaliukus, o jų iš tikrųjų, kaip ir Egidijus sakė, parinkta labai sudėtinga, bet ritmiška, labai įdomi muzika ir jūs ją puikiai išpildėt. Labai patiko tas laikrodžio elementas choreografijoje ir iš tikrųjų piešiniai, visa kompozicija labai sudėtinga. Bet jūs ją puikiai išpildėt, patiko labai solo elementai, nes improvizacija yra tokia pat svarbi choreografijos dalis kaip ir choreografija. Ir man patinka, kad jūs nesislepat po spalvingais rūbais, kažkokiais tai ten rekvizitais. Jūs ateinat ir esate tikros gatvės šokio šokėjos. Šaunuolis. Taip, nu čia toks žodis, kurį dar galėsite išmokti. Aš dar tave stebėjau ir tu vos nepametė akinių. Jeigu būtum pametus, kaip būtum šokus? Toliau. Toliau, o merginos, jūs galėtumėte dabar ekspromptu kažką be muzikos sušokti? Ne. Galėtume. Vienas sako galėtų, tai turbūt ir visos galėtų, taip? Prašom. Tai pasitarimas greitas, čia ekspromptas, čia talentų rinktas.